Tavo kambarys tvarkingas ir jame daug įdomių daiktų. Ar tu pats juos pasidarei? Tai padariau ne aš, o įvairių profesijų žmonės, o mano tėveliai juos nusipirko. O ką reiškia žodis profesija? Klausykis įdėmiai. Profesija – tai specialaus pasirengimo reikalaujantis užsiėmimas, verslas. Pavyzdžiui, drabužius pasiuvo siuvėja. Kai kurių profesijų pavadinimai sutampa su veiksmo žodžiu. Siuvėja siuva, audėja audžia, mokytojas moko, gydytojas gydo. Televizorių iš atskirų detalių surinko radioelektroninių įrenginių surinkėjas. Stalą pagamino baldžius. Pavyzdžiui, kilimą išaudė kilimų audėja. Vazą žiedė ir degė dailininkas keramikas. Knygą išspausdino spaustuvininkas. Pyragėlį iškepė konditerė. Profesijos atstovai, gaminantis kokius nors daiktus, vadinami prekių gamintojais. Kaip įdomu. O iš kur tu viską žinai? Mokykloje, skaitydamas enciklopedijas, naršydamas internete. Paklausyk dar. Kai kurių profesijų atstovai negamina daiktų, o teikia paslaugas. Paslauga – tai patarnavimas, pagalba. Mokytoja moko. Pardavėja parduoda įvairias kitų profesijų atstovų, prekių gamintojų pagamintas prekes. Gydytojas stomatologas patikrina dantis ir gydo sugedusius. Karininkas vadovauja kariams, kurie saugo, o prireikus ir gina mūsų šalį. Bibliotekininkė prižiūri biblioteką ir padeda pasirinkti knygas. Valytoja valo ir tvarko klases bei įvairias patalpas. Direktorius vadovauja mokyklai, įmonei, įstaigai, gamyklai. Pasaulyje yra daugybė profesijų. Nuolat atsiranda naujų. Pavyzdžiui, paplitus kompiuteriams ir internetui atsirado tokios profesijos kaip programuotojas ar internetinės svetainės administratorius. Kai kurios profesijos pasidaro nebenaudingos ir išnyksta. Pavyzdžiui, seniau miesto gatves apšviesdavo žibintai, kurios po vieną uždegdavo žibintininkas. Dabar gatvių žibintai uždegami automatiškai, todėl žmonėms nebereikia atlikti šio darbo.
Dabar ir tu žinosi, kad profesijų atstovus galima suskirstyti į gamintojus ir paslaugų teikėjus. Gamintojai gamina įvairius daiktus ir prekes, o paslaugų teikėjai teikia paslaugas. Profesiją išsirinkti gali pagal savo norus, pomėgius ir galimybės, o apsispręsti padeda tėvai, mokytojai, kiti įvairūs žmonės, sužinoti ir pamatyti dalykai per ekskursijas, parodas, koncertus, muges bei įvairios specialios interneto svetainės. Puiku!